Labas vakaras mūsų jaunimo centro žiūrovams. Šiandien svečius turim jaunuosius plungės verslininkus Vilių Varpučianskį ir Kristupą Grauslį. Jūs labai anksti pradėjot savo verslus ir esat puikus pavyzdys plungės jaunimų, kad jaunas amžius ir versloms tai nėra kliūtis, kad tai yra labai puikiai suderinami dalykai. Labai malonu jums šiandien čia matyti, turėti. Ir manau, galėsim pradėti nuo klausimų. Tai pirmas klausimas būtų toks, manau, ne man viena yra įdomu, bet ir visiems žmonėms. Kelių metų pradėjot savo pirmą verslą. Tai labą vakarą. Labą vakarą. Fainas mikrofons. Tai gal varyk. Tu pirmas pradėjai. Ir pasakok. Tai tas buvo pirmas verslas, kur dabar darom. Buvo 23 metų ir grįžęs iš pamokslo iš Anglijos, dariau su draugu kavinį. Ir čia buvo kaip pirmoji to, prieš tai kažkokių tokių didelių verslų ar dar kažkokių, tai kaip ir nebuvau turėjęs, bet vis lai būdavo tas toks potraukis, kad kažką daryti savo, traukdavo mane tas knygas skaitydavo tos, kas lietom saviugdą, žinai, verslomą ir jo, bet kažkokio konkretaus verslą, nebuvau iki tol turėjęs, tai 23 metų. Ir čia buvo moterys restauracijos. Jo. O kaip Kristups? Aš tai 20 veinų, man atrodo, ne 20 veinų, 20 pradėjau, bet už kelių mėnesių sukak 20 veins, tai tokiam pusiau keli žodžių tarp 20 ir 20 veinų. Tai jo, o atsitik visiškai netyčia, iš tikrųjų darbau tokiam darbi, katras buvo gal sunkus psichologiška ir kad jeigu būčiau normaliam stuviui, būtų pasakęs, kas nors darom verslą, būčiau jau iš tikrųjų nesuteikęs, bet kadangi buvo toks momentas, kad toks, žinai, kaip dirbi, ir tu atrodo dirbi, ir tas darbas tavęs nedžiugina, ir tu esi toks nusunkts. Tai va, aš toks tuo momentu buvau ir kažkaip mes taip susitikom, darom, darom, taip į galvos. Tai galim sakyti, kad Vilius buvo tas spyris tau, kad kažkom pradėjai daryti. Jo, nes, prasidėjo viskas nuo to, kad sako, va, žiūrėk pardaut pizzeriją. Ir, aš galvojau, kad viens noriu daryti, sakau, jo, ką fainai pardaut, žiūrėjau, niekas nieko nedaro. Ta prasme, niekas nieko nevyks, paskiau, sakau, o tai kaip ten, sak, tebe pardavinė. Nusprendėm, kad darom kažko, padarėm. Tai taip viskas įgavus. O tai kaip jūs iš vis Veinskaitą atradot, kaip jūs susipažinot, kaip jūs kels bendrus prasidėjus? Žiauriai netikėta iš tikrųjų. Aš kadangi pats darbuodavau už barą, vis laiką, pat pradžios ir po to COVID-ą, kaip jau leido mums vidau, aptarnaut klientus, visus, tai Kristups tiesiog atėdavo, aš kaip supratau, tu tada būdavo po mokyklos, žodžiu, nedavė pamokslą, atėdavo pas mus pavalgyti. Kartėdavau. Ir tiesiog vieną kartą atėdavau, kitą kartą, po to pastebėjau, kad, jau pažįstam sveicis, atrodo, kaip ir nepažįstam, bet tuo pačiu jau išmatėm, žinai, atrodo, pažįsti, kažkuomet, žinom, Kristupas toks charizmatiškas yra, tai nebuvo lengva, nebuvo sunku užkalbinti anom, ar žmonių užkalbinti, net nežinau. Maras buvo tas... Kad užkalbinau. Jo, vis prasidėjo nuo čili sriubos ir papildomą vis laik norėdavo tų duonėlius papildomą norėdavo. Tai va, tai kažkaip taip susibendravom, po to bendri draugų ratą ir kadangi Kristupas vis laiką turėtum tokį potraukį į maistą gaminimą, tiesiog daug jau buvau pradirbęs, iš tikrųjų, kaip toks jaunas žmogus, labai daug. Kaip toks jaunas žmogus, jis jau labai buvo visai nemaža prasisoksto virtuvė, tiek karčiamo, tiek dar kitur, tai va, taip ir susibendravom kažkaip. O pats pirms, tu papasako, kaip mes pirm kartą to, kaip tu tiek kebabą pirkti, atsimeni?
kartu. Nu tai mes atėjom su draugu ir ten buvo išremontuotas tik tą baras, man atrodo, te zonas buvo grina karantins, buvo vis uždarytas su plėvelėm, nu dar žodžiu, remontą nepabaigti. Matos, kad anim yra verslo pradžia, žina, sunku, pats šeimininkas už barą, žina, dirb, jokių padavėjų, žina, bet tada, nu, niekai nebuvo, tu tik galėjai maist pasiimti išsinešimo. Ir mes atvarėjom su draugu, ir tada atsimenu, Marutis pradėtų nugarėti maist, kur te buvo tik kebabą, pizzas gal ir viskas. Ir mes su draugu sakom, 2 mažus kebabus. Ir Vilčius atsimenu atsirimti apie barą ir sako, vyro, imkit didelis. Nes, nu, tau verslo pradžia, žina, kad ir tas euras 50 ar 2 eurą prie to, žina, kebab, nu, tau daug, atrodo, kad daug ko reiškia. Tai jo. O tai čia dabar jūsų pagrindinė tai verslai ir vat, meistro pica ir materijai. Ar yra kažkokiu tai vat, papildom? Nu, vat, žinom, kad yra meistrai ant ratų, kur visur keliaujat. Ar yra dar kažkas, kokias verslas užsiemat? Nu, jį davė ant ratų, bet uds ten ir dar labai to minimaliausios stadijo, kur ten nieks dar nepradėjo daryti, ten, sakom, žeimos projekts. Tai va, kad žaim neturėsim ko veikti ant ton renginiais. Jo. O dabar, kai jūs pradėjot visus savo verslus, koks buvo iššūkis, kad reikėjo įveikti? Toks sunkiausias. Kad po šią dainą labai gerai atsimenat, lyg būtų įvykę vakar. Geras klausimas. Man ko gero buvo sunkiausia tai, kad tu esi už visko atsakingas ir visur turi būti, visko turi sužiūrėti. Ir kadangi kažkas didelės patirtis neturėjau tos sfero, tai vis buvo nauja, tai buvo begali daug klaidų daroma, tai iš tos pačios verslo pusės, ką pažiūrėjau, kainodara netinkama parinkta, mes kaip atsidarėm, norėjom pasileisti ganėtinai tokiom pigiom kainom, galvojom pristrauksim daugiau žmonių, bet kaip pavyzdys tos kainos buvo gerokai per mažas ir nuo pat pradžių mes pradėjom kapirėti minus, iš tikrųjų. Pirmas mėnesį, atrodo, buvo daug žmonių, bet tu žiūri, kad tu suprekiauji, bet tu niek tau daug neleikti. Nu, jeigu tas, kadangi buvo COVID užėjęs, tai tas ir nepagelbėjo labiausia. Tai jo, buvo įvairiausių visokių klaidų ir aišku, tu iš tų klaidų stengiasi pasimokyti. Ir jo, bet labiausia tai, žinai, kažkaip mokėti perlipti per savi įvairiausios situacijos ir tiesiog to tokį kovą su savim, kad tu kiekvieną dieną turi stengtis kažkaip būti geresnis, nei kad buvo vakar, gal kaip klišės komba, bet, nu, toj papras realybė, jeigu tu nori, kad viskas progresuot, judėti į priekį. Ir jo, tai man tai tokie dalykai, kaip tau, kolega. Turėjai laiką pagalvoti. Klausiausi. Nu, tai tas ir manau, kad pardavimus, maitinėm sferų, nesvarbu, kontų pardavinį, bet svarbiausia tai ir klientą. Jeigu nebus, tai nebus nieko, tu negalėsi nei naują seins persidažyti, naują lop persidažyti, lems kažkas ar kažko naujo pasidaryti. Tai tas ir, manau, svarbiausia iš tos pusės, kad visų pirma būtų klientų. Nu, o paskiau jau jeigu ir 2 klientą apsidirb viens, jeigu daugiau jau ieško darbuotojų, taip vis atsisukos. Tai šiaip geriausia, taip kavos laik stabiliausia viskas būt, bet kad tokia skalnas pas mus ir iš tikrųjų. Jo, aplamai tas maitinimo verslas yra toks, kur nieto stabilo, vis laik yra sezonas, kaip pažiūrėjau vasarą, tada tas toks bum žmonių, ir po to ten žiemį, tai būn ramiau. Tai tu turi išmokti prisitaikyti prie to. Turi ir kolektyvų, tarkim, vasarą daugiau turi žiemą, tau reikia mažiau. Tada suki galvo, ką pritraukti vasarą tom kolektyvų, žinai, ką panon išlaikyti, kokiu veiklų da sugalvoti, kaip ten žiemą pritempti. Jo, toks labai įvairus. O kokiom emocijom gyvenot, kai pradėjot galvoti apie verslą? Kai jau ateita mins, kad va čia aš nusipirkot patalps ir kad va čia aš turiu patalps, čia bus mano vieta, čia aš dirbsiu, čia mano verslas.
Kokiom emocijom gyvenot? Mes gyvenom iš tikrųjų gerom emocijom, mes atėjome į tas patalpas ir sakėm, nu, biškėl čia pakeisėm ir viskas. O gavos taip, kad pakeitėm realiai visko, nes, nu, tu žiūri, tas stalas netink, čia nulup nusėdins ton stalą, žiūri, ir tas čia netink, nulup ton nulup, da kiet nulup, da koks lubas, da kažkon, o ko jau nulup, tai galų gal reikia sutvarkyti. Tai žodžiu, taip gavos, kad pakeitėm visko. O emocijom tai gyvenom abudu iš tikrųjų buvo mūsų tas toks labai įdomus tas vis laikotarpis, kad mes, pavyzdžiui, nu, nei aš nežinojom, pavyzdžiui, tas spalva tinka, tas spalva tinka, ne? Tai mes visur labai įdomų dalykų turėjom monetą. Ir mums monetus, ko neišspręsdavo iš tikrųjų. Mes kokį pavadinim ten, pavyzdžiui, buvo 4 pavadinimą, nu gerai, išsirinkom 2. Ir nežinau, nu, tas, metam monetai visko neišspręsdavo, vis mūsų klausimus. Ir dar kitas dalykas, kad mes turėjom tokį dalyką, kaip tas patalpas vis rengėm, tai mes vis laik sakėm, kad ten bus daug žmonių, vis laik bus jūros žmonių. Nu, vis laik gyvenom gerom emocijom, kad nebuvo tokių, kad, na, aišku, mintys gal buvo toks abejonės, bet garsiai vis laik sakydavom, kad čia bus žmonių, čia vis laik bus. Nu, tai kol kas taip ir yra. Tai labai gerai, kad taip ir. O dabar ir Vilius minėja, ir aš pati žinau, kad esate gėjai profesijas. Gal pasidalinsit, kokius esate gėjai profesijas? Tai aš esu vyrėjos profesija įgėjęs, plungės technologijų ir verslo mokyklų, o čia jau įdomiau. Čia kaip vyrės, bet tik laboratorijų. Jo, aš po mokyklos išvažiavau į Angliją mokytis, nes man kažkaip traukta biologija, bet Lietuvo nemačiau savęs, nenorėjau čia studijuoti kažkodėl. Tiesiog buvau toks, vyresnį draugą buvau išvažiavę į užsienį mokytis, tai galvojau, faina, iki tol buvo biškai pakeliavęs po tom patį Europą, tai nebuvau tos baimės, galvojau, davai varau į Angliją mokytis. Primink, koks klausimas buvo. Kokia profesija? Jo, tai Anglijoje mokiaus toks, kaip Lietuvo būtų atitikmo biotechnologijas. Tai toks, jo, tai šiaip netebaigiau. O kaip šią pats mokslus įdomi? Įdomi, bet tuo pačiu ir įdomi, ir neįdomi. Ir dalykų, kad ir įdomus, tai kaip kokį nors reikėtų laboratorijos eksperimentus daryti, dar kažkon, bet didžioji dalis to mokslo vis tik sudaro skaitėms įvairių tų eksperimentų, kur žmonės prieš tai ir padarė, žinai, kad tu tiesiog pasisemtum žinių iš anų ir kažkon savo pritaikytum, tai daug iš tikrųjų reikėtų praleisti laiką skaitant, tai tas nebuvo man mėgstamiausias dalykas tuo momentu. O kokios tu patirtais įgavai mokydamas užsieniai? Kaip tai pakeitė tavo mąstymą galbūt? Taip, kaip esi užsienį, tu nori, nenori, esi tarp įvairių žmonių, ypatingai Anglijoje, kadangi ten yra mąstymo paplatė. Tas požiūris irgi. Jo, o kaip da pakeitai? Tiesiog išeini iš savo komforto zonos visišką, kadangi tėvų šalia nėra, draugų ir nėra, išvažiuoju viens, tai kažkaip turi verstis iš situacijos, nebijoti atėti, klausti kažkon, prašyti, jeigu nežina. Ir jo, tai toks ištas išėjant iš komforto zonos ir tiesiog leidėms, ką bus steb, bet svarbiausia kažkon daryti ir jeigu kažkon dara, kažkur vis laik nueini. O dabar te pafantazavus, jeigu turėtum galimybę paimti kažkom pakeisti Lietuvo, kon iš Anglijos pasiėmė, kom pakeistum? Čia viskas labai fainai ir žinok. Negeistum niek. Jo, nesitikėjau, kad te fainė bus grįžus čia iš tikrųjų, nes galvojau, kad niekuomet negrįžu čia į Lietuvą, bet grįžau ir žiūriu, kad čia iš tikrųjų ir fainė. Taip pat žmonės, gamta, viskas čia yra labai arti iš tikrųjų. Na, o kuo gal mums, kaip lietuviams, tauta tokia rekta, į tokį biškį gal atsipalaidavim, nebūtų tokim susikauščiusiam, žinai, nes kaip pakeliauju po pasaulį, pamata, kad žmonės iš tikrųjų kitur gyvena, nu, ir labiau atsipalaidavę. Ir
kaip esi atsipalaidavęs kažkaip dalyką, atrodo, geriau vyksta. Nu. Kristups pritartų, kad tau kolega atsipalaidavęs. Nereikia įklausti. Dabar manau, kai ir atsipalaidais. Labai gerai. O tu, Kristupą, esi įgijęs virėjos profesijai. Jo. Vilius nieko nesieki su savo įgytą profesiją, o tu kaip ir nuėjai palei savo profesijai, tau keliu. Tai ne, aš pradėjau dirbti vienu kavinėje, kur, aš nikad nesimokiau gerą, ta prasme, mokyklą, nikad nesimokiau ir man nikad nebuvau klausim, kad aš pažiūrėjau į gimnaziją, ne, aš vis laik galvojau, kad aš esu į technologijų mokyklą ir buvau taip, kad nežinau, ko aš pasirinksiu to technologijų mokyklą. Aš galvojau, ten ar mechaniks, ar kažko, ta prasme, nebuvo man visiškai tokį, bet kaip aš darbau to kavinėje, ir man ta šeimininkė vien sako, tai jis tokia vyrėjus. Ir aš galvoju, gal rimta reiks to, ir jis to vyrėjus kažkaip taip. Nesigaili. Ne, nesigail, nes, fainai vis tiek patir kitokių dalykų, pamata, kaip ten dar, vis laik manau, kad ir gera mokytis kažko daryti. O iš to virtovės pasauliaus tu kažkom turi pasiėmęs į savo gyvenimą, į verslą? Į verslą tai faktas. O kad į gyvenim, tai ne, dabar jau numus visiškai negamin nieko. Vaikystėje kažkom gamindavo, dabar tai ne. O tai kažkom sugalvojam, ypač pas mus dar labai fainai, kad mergins irgi tos, katros nori kažkom bandyti, kažkom daryti ir mes sugalvojam, paskiriam kažkokį idėją ir darom kažkom. Paskui padarom kažko, kur mums patym atrodo gera, tad aten kokie įdėkiam, ar žmonės mūsų geri pažįstami, mes pavaišinam, paklausam, ką pagera ir tik tada ištestavimės jau pasiledam ton dalykai meniu. Mes taip darom. Bet jau čia viską vienas taip dar, kad prasibandai, tik tada įtrauki ton savo meniu. Ja. O dabar užduos 2 klausimus jums bendra apie jūsų asmenybės, kad dar daugiau atskleistumėt. Kokias savybės laikot svarbiausia savo gyvenime? Prašau. Geras klausimas. Čia toks jau, kur Svarbiausia. reikia pagalvoti. Aha. Dvi svarbiausia. Gal turi tik veiną, bet jau patį aukščiausią veitų užėm. Aš manau, tas buvėms drąsiai ir labai svarbu. Ypatinga verslė, jeigu tu kažko dara, ko dar, tarkim, kiti nedarė, arba tiesiog tu pats nesidaris, tai, kažkiek tai tu turi būti drąsus, kad padaryti. Arba turi būti dorans, biškiai. Tai čia arba tas. Jo. Miksas jau čia beje. Jo. Manau, kad turi būti kažkiek tai drąsus arba pakvaišęs iš tikrųjų, kad jo. O Kristupau? Aš jau čia ir galvoju, kad drąsa tas pagrindinis ir jeigu, žiūrint iš verslo pos, tai manau, kad drąsa ir toks, galbūt nepasidavimas toks, kad tu negali galėti pasidauti, nes jeigu tu pradėsi tik lėpti, tau jau nesisek, tai niek taip nebus, nes mums ir tikrai taip nebuvo, kad čia mes pasidarėm, vasks mums čia rožėm kloti, taip toliau, mes ir daug praėjom viskių dalykų, daug pakeitėm, davėns remonts padarėm. Ta prasme, tai viskas čia įbuvo iš to, kad... Dar aš čia sugalvojau, kokia tau savyb tik tam, kas lietom to klausant, kad buvėms, kaip tas žodis yra, pažiūrėjau, Kristups vis laiką nori judėti priekį, domėtis ir daryti kažko naujo, eksperimentuoti. Tu norėjai pasakyti, kad pirkti visko, ne? Tai va, nes ypatinga verslė, tam maitinimo verslė turi bandyti eksperimentuoti, kažko naujo įvedinėti ir Kristupo tas labai geras sekas ir nam patinka. Jo. Labai gerai. Aš tau gali istoriją papasakoti. Tai žodžiu, pradžioje buvau taip, kad
visko aš norėdavau pirkti. Nu, reikti naujų likščių, naujos tai kokios nors petelės, reikti to. Vilius, a mums tikrai čia reikia, a mums čia, nu, tipo, a čia reikia. O paskiau persivertė, kad aš nuo jo pradėjau stabdyti. Uns, nuvažiuojant, žinai, Klaipė, ton, žinai. Čia kažkad paskutinį kartą vienas pats grįžu ir pilom bagažėlį, visokių indų, visko. Nu, žodžiu, jau aš dabar stabdau, perėjom į kitą stadiją. Ir dar, kad Vilius pasakė, kad tam verslui turi būti biški pakvaišęs. Mes čia vasaros pradžioje važiuojam pas vienos moters, Petrator, nežinau, 20 metų tonka vien. Ar, nu kažkas, žodžiu, tarp 15-20 metų, kur jau tikra tor moters daug lavo patirtais, Jana galvoja, kad mes, nu tiesiog vaikiuko, kad turėtų važiuojam paimtų stalų ten, kas kombain. Mes pasiėmėm tų stalus, sako, jūs čia patys. Sako, maitinėm verslą. Sakom, nu jau, nu jūs esi durnelė. Sakas gal, sak, taip, jauni žmonės, da, toik dalyk. Nu žodžiu, čia prie to vat pakvaišėm, ton istorijai prisiminiau. Šiaip va dabar irgi matos, kad, nu, esu tokiai, biški pakvaišti, tokiai linksmi. Papasak biški plačiau, kokie jūs esat už darbo ribų. Draugų rati. Tokie patys. Tokie pat linksmi, crazy, pakvaiši. Ne, mes darbę sam rimti. Už darbę sam crazy. Ką priėm jūsų aplinką, tokį jūsų crazy? Kad pastarasis metas labiau, kadangi visą pradžią, čia vis dar sakyčiau mums, tai gyvenam tų darbų ir ką prie mums? Normaliai. vis gera. Nežinau, kaip tavo aplink kažkaip kitaip tai pradėjai priimti, kaip... Ne, kad tiesiog neatsirado kažkokių naujų draugų, naujų kažko neatsirado, vis laik išlikti pats draugą. Na, aš buvau tokia, kur ir nukreta, nes, nu, tiesiog tu negali ten kažkaip savaitgalį išvaryti, vat, ką pane draugą ten nemėgst, va, tu čia su manim neišvara savaitgalį. Nu, žinai, jeigu nesuprant, tai vadinasi, netikri draugą. O tiesiog, kad pas mus vis vasar buvo labai užimt, kaip pavyzdys, ne, tai draugą, katrai nesuprastais, nu, tai jie nepaliks tame. Bet tai, katrai supras, ane ras tau laiką, pažiūrėjau, darbą, ten 5 metų kokią atvaryti. O, labas, kažkas atvarys, o, vėliau, nu, pasišnekam, galėtų susidam, kovas išgeram. Vat tas manau, kad ir vat toks geras dalykas, o mes per vasarą savaitgalės mes ypatingą neturėjom, kad... Kokias atvejas jums jaunystė padėjo visam tam verslį? Kad esate jauni ir kad jauni pradėjot verslą. Karts būntep, kad ypatinga pradžio, kaip aš pradėjau prieš 5 metus, buvau tep, kad tik įsirašinėjom visas patalpas ir mums reikėjo atsinaujinti biškį baldus, ne? Ir nuvarėm pas Plungės baldų savininką Kęstutį. Ir lik pat šiol atsimenu, ką punsa mums padėjo. Tai mums reikėjo baldų ir mums davė tus baldus. Ir kadangi mes tuo momentu neturėjom realiai pinigų, ką panam susimokėti, tai mes sutarėm, kad susimokėsim maistu, peitas. Tai žodžiu, kažkiek tai mėnesių mes nas ano kolektyvą maitinom peitas. Tai va tep ir atsiskaitėm už tus baldus. O tai va, tai kars būn, kad tai žmonės žiūri į jaunimą, kad tas kažką daro ir tiesiog nori palaikyti mus, pasidžiaugti. Aišku, ne vis taip, bet labai džiaugiamės tas, kad tai iš tikrųjų padeda, ten gerą žodį pasako, da kažkam, tai tas įsvarbu. No. O kaip tau, Kristupa, padėjai? Ar čia ir prisijungi prie tos pačios istorijos? Nežinau. Gal jaunystė padeda to, kad tu, neri į visko, iš tikrųjų stati gal. Tau kas nors, ko nors pasiūl, gerą. Atvažiuosim. Ten reikia nors padaryti gerą, padarysim. Ten kur nors gerą, mes su visko sutinkam, o kaip atėjom tas savaitgalis, kai jau reikia kažkur važiuoti ir kažko maitinti, mes tą 2 savaitę vertamės per galvą, kaip ten reikia padaryti. tai va tas toks ir, kad manau, tai ir jaunystė, kad
Bet mes ne vien nepavedėm kažkokio žmogaus, visur nuvažiavom. Ir iš tikrųjų labai džiugu, kad mumis pasitikėjai suaugiant žmonės, kad kvietėsi savo renginius, kur vat, ar atvažiavus, mes atvažiavom, ne vien nepavedėm kažkap. Ir tik, manau, pasitikėjim įgavom. Nu, kur iš jaunim būna, ne, ai, tas jaunim šiuolaikinis, oje, tau čia išvas. Nu, bet kažkap mums vis pasitikėjai, teik vyresnį, teik daug vyresnį, tai kažkap nežinau. Manau, ta jaunystė ir kad mes su visko sutikom, bet visko ir įgyvendinom. O kokį patarimą duotumėt jaunam žmogui, kad jis nori pradėti savo verslą, bet nedrįst? Tai drąsus. Nu, va, taip dabar pas jūs kreiptus, sakyt, man reikia patarim, sakyt, aš bijau, bet aš labai noriu. Daryti ir tiesiog, kad ir bijai, bet tiesiog daryti. Nes per darimą tos visas baimės ir dingst su laiku. Nes tu padarėjai, žiūri, viskas faina, arba ne faina, nepavyka, bet tu žinai, pasianalizuoji, po to žinai, kodėl to nepavyka, žinai. Vienintelis dalykas daryti, kitko tai nežinau. Eit iš comfort zones. Jo. Jo. Aš nelysiu į toną. Čia irgi kažkas paims, kad nesimatytum. Mane to vieto, gal tu sakai, kalbėjote apie toną, kad žmonės pasitik ir suaugi žmonės pasitik ir tarytum apie toną, kad ne vieną nepavedėt. Nu, va, tokį norės galbūt ir užfiksavimą, nes gardas, kad jaunystė, čia bandyti daryti. Ir tokį užfiksavimą, ką pelnyti jaunam žmogau, tuo suaugusiu žmogaus pasitikėjim. Nes jaunas žmogus, uns tarytum nori būti išgarsts tuo vyresniu žmogaus suaugusioji. Tai kaip jūs galvojate iš jūsų pusės, kas yra svarbu? Nu, aš manau, kad, čia aišku, kiekvienam verslui, kiekvieno situacijo ir vis kitoks dalyks, bet kaip tu atvažiuoji pas žmogaus, katram reikia paslaugos, tu turi, manau, tikslę sudėlioti, kontų darą, kontų gali pasiūlyti, kaptų. Ir jeigu tas rimta atrodys, tai tam žmogau ir iškart jau kels pasitikėjim. O paskui, jeigu tu gerą viskom padarysi ir bus vis patenkinti, tai kitam kartu jau garantuota, kad tu turėsi pasitikėjim. Aš manau, kad tas priklauso, ta prasme, to, kad tu, jeigu pirminį kaip iš jaunimų gauti to pasitikėjim, tai pasiūlyti konkrečias faktas, mes darom ton, tepi, viskas tepi, žodžiu, vos netaškiukas, kad, visko mes atliktam. Ir manau, tad, nes jeigu tu atėjai, sakys, mes galėtumėm pamaitinti. Tai vargu, ar sutiks tas žmogus. Turi konkrečiai pasakyti, kontų darą, kaptų darą, kontų atsiveži. Žodžiu, tepi, nežinau, ir kažką gal papildys. Sutinku visiškai. Trumpai ir aiškiai. O dabar irgi pokalbos pradžio minėjau, kad labai daug kas žinom, kad užsiemat ir meistrai ant ratų. Važiuojat per šventes, prekiaujat. Kaip game tai idėjai, kad važiuojat į šventes? O game labai paprasta, iš nebeturėjimo ko veikti. Atrodo, pirmį metą meistrų pico mes kaip ir susidėliojam visko, nėra kolektyvus, visi žin, ko reikia daryti, darbuojamės ir mums pritrūko to iššūkiaus realiai. Ir Kristups irgi ten prieš tai minėjai, sako, man nebedomi, reikia kažko naujo, kažkokios tos ugnelis, už kažko užsikabinti. Tai sugalvojom, kad... Turim vis žiedinį. Jo, tai sugalvojom, kad davai bandom kažkokį tai vagonėlį ant ratų. Nes turėjom tų minčių, po šventės važinėti. Tai buvo, ką važiuoti, reikia vagonėlios. Bet pirmins buvo toks, kad mes norėjom įsikurti Plungės pakrontėje, nes ten neiškuoji kažko, mes su ta idėja, kad mes ten norėjom daryti kažko. Pirmins buvo tas, o paskui pradėjom tokių ieškoti kaip futrakų, kaip kažko, ir vėlis paskui sakė, mes galim po šventės važinėtis, čia buvo perna viskas, tai buvo toks, atrodo, naus dalykas. Tai mes ten mes šios, nežinau, gal tu papasakok vis istoriją, kaip mes ten vagonų nusipirkom, kaip ten
Kaip tu? Ne, tu varyk. Tai žodžiu buvo taip, kad, nu viskas, mes sugalvojom to idėją, mes nuėjome seniūniai mums palaikė vis jaunimą, kad jo jūs imkit, jūs darykit čia, žodžiu, parodė brėžins, kur mes čia galim statyti starambaram. Yra, okei, viskas, mes jau užsidegėm, vos neledus užsisakinėjom, bet mes jau dar niek neturėjom ko pastatyti ten. Tai žodžiu, gavos taip, kad ieškojom tų futrakų. Ir anu niekur nebuvo pirkti, arba kosminėm ten kainom, ten, nu, nau, įrengti už 40 000, nu, kur mes, nu, ta prasme. Nu, ir galų radom Kaune. Buvo du tokiai, man atrodo, viens buvo priekaba, o kitas toks kaip ant mašinas uždedams. Tai tom priekaba, nu, mes, žodžiu, pasiskumdam tą moterį, kad mes rytu atvažiuojam, kažkaip jau buvo, ar taip, kad pirmadien buvo, jis sakė, mes ketvirtadienį atvažiuojam, kažkaip taip buvo. Mes jau važiuojam link to Kauno, žodžiu, tom priekab nusižiai, skomnam, sakom, nu, mes čia jau netoli jūs esam, bet žinau, kad, sak, ta priekaba, sak, rezervavo jau. Sak, jau ir pinigus mums padavė viską. Mes galvojam, tu savo. Nu, gerą galvojam, važiuojam, bandom dėrėti su tą moterim, kad, nu, gal kažkom ten nusisuksėm, kad, žodžiu, mums tą priekabą. Bandėm visi, žodžiu, mes ten ir tep, nu, nikap neišėjai. Ir tada buvo davėjams tokį dėžutį. O ta dėžutė buvo keliam ant mašinas. Bet įsivaizduoju, kad mašinas nebuvo, buvo tik ta dėžutė. Nu, mes su vėl žiūram. Nu, sakom, norėk imti viskas. Tai mes ten pasidarėm, nu, to aikštelėje pasidarėm tokį, montėts padarė tokį medinį rėmą, gražiai visko apkalį, atvažiavo krans. Bet o kran išsikvietėm tokį, kad ten galėtum, nu, kaip 3 aukštų, 4 aukštų namų stat, va, tu ekran, tokia dėžutė. Tokia dėžutė išsikvietėm, vis krantą žmogus atvažiavom, jaukas iš mūsų, mes pats irgi jaukamės, linksma visim. Nu, žodžiu, nukėlė ton dėžutį, nu ir prasidėjo vis ten tas įrengims, vis tas kūriams, įtepigėm tas vagonėlis. Sugalvojom pavadinti meistrai ant ratų, bet ant ston vasarą buvo be ratų. O šią vasarą šiaip netep, tas vagonėlis atsidūrė ant ratų, bet uns, nu, žodžiu, šiaurė daug turėjom reikalų, kol ant ten užkėlėm. Nes iš vis buvo tep, kad mes nusipirkom tonų, nu, įsivaizduok, ir tą mašiną tokį, vat, įgalvojom, kad tas vagonėlis čiukšt ir užsidės. Žodžiu, mes visko norėjom taip galėt padaryti, kad čia jau, žodžiu, savaitgalį jau išvient važiuojam, vėlius parvažiuojant tą mašiną. Tas gals visus nuimts, tošts, suplėvelę apiniuots. Įsivaizduok, vis tas gals priekabstos ir apiniuot suplėvelį. Čia uns važiuojant, čia nam už nugaros plėvelį, ir pot tas jas vis. Nu, žodžiu, grįžtant, mes jau kraną nusisomdėm. Krans jau lauk, vėlius parvažiuojant, mes su tečirk stovam čia, tu jau kelsiam. Nu, parvažiuojant tas krans, žiūram, kad neįtai ratų, tai linkimą ten telp. Nu, žodžiu, ten visiškai ten reikia ir normaliai, nu, paruošti, normaliai priveršti. O mes galvojam, kad čia tiesiog užkels por varštus suksėm į viskas. Nu, tiesiog optimizmas, va, toks buvau, manau, kad tas ir yra apie ton jaunys, kad, va, daug klaidų prisidara, kol kažkon, va, išsprendžia kažkoks tai problemas. Labai šauniai papasakojai. O tu net nevargint liežuoji, ne? Tai va dabar tada Vilius gal papasakoti įsimintiniausi įvykiai iš visų švenčių, kiek esi buvo. Švenčių. Jo. Net Kažkas nesugalvoju, tokį žinau, vyko. dabar kažkaip tokį įsimintina, nes vis laik būna atvažiuoji, susikrauni, viskom pasiruoši ir tada pabiš pradėti žmonės, prekiauju, ką prekiauji, tai tu tada nieko nematau, tu tik vara ir viskas. Gal įsimintiniausi įvykiai čia neseniai apie meistrus galim papasakoti. Bet jaukingiausia. Jaukingiausia, nu, jo, neįsimintiniausia, bet... Verts Grand Prizą mūsų tas įvyks. Davai papasakok, tai tau geras sekas tau. Tai žodžiu, čia, nežinau, Lietuvoj buvo, nu, jaučiu, kad jį buvo tokių įvykių, bet labai maža. Galbūt, kad mes į 10 patenka, manau. Tai žodžiu, turėjom tokį švežiuotojų beškvėrėjesnį mes. Ir buvo gan nemažą darbą. Užsisakė žmonės picų už 52 eurus. Ir mūsų vien skaitė taus,
Nu, žodžiu, ir kit skaitytuvą tu paspaudi ten dėkiam sum 45,00 į tau, žodžiu, padėtų ant taškiuk, tu sumu 45 eurus. Ten buvo suma už 52 eurus ir uns nuvažiavom pas to žmogaus, žodžiu, čia skaitytų, tas žmog takšt, įveito 52 eurų un simu iš 5200. Ir tam žmogau nuskaičiavo. Nuskaičiavo vis tas pinigus. Ir jums man skomben, ko daryti. Ir aš nežinau, ko daryti. Ir aš toks pikts. Galvoju, skombin Vilio, viskas, pasiėmiau ant telefoną. Sakau, Vilio, į tik pradėjau jauktis. Viskas, atsitūpis, atsiklaps. Man sėsi irgi prieš manėm, irgi visą jau, nukriuok viskas. Nes, nu kap, ta prasme. Ir žodžiu, nuskaitė. Tai mes su to žmogum susitarėm, kad mes anam padarysim pavedėjimą, žodžiu, ir atiduosim tos pinigus. Ir to kartą mes to išvežiotojų tarp savis, meistrus vadinam dolerių. Jo, nes, sakom, jeigu daugiau tokių išvežiotojų, tai praktiško dirbti nebereiktų, viens išvežiams, galim užsidaryti ant dainą. O kaip žmogus reagavo, kai susisikėt su Labai ramiai. Labai ramiai, iš tikrųjų, jeigu žiūri arba matai, tai ačiū labai tau, kad taip nesureagavo, nes sakau, kit susivaizduok, būda ir užmėtis. Tai labai iš tikrųjų gera, kad tas žmogus taip ramiai sureagavo ir visko, bet davėjans toks įdomus dalykas, kad 52 eurus turėjai sumokėti 5200 ir kadangi tą sumą padėjai pas mus į banką, tai mums nuskaičiavo 500 eurus. Už tai didelį pavedėm, vien žodžiu, bankins tas mokės, realiai, tai 500 eurus nuskaičiavo. O materija kokį įsimintiniausiai Viktor? Ar jaukingiausiai irgi? Dar nepasiruošiau to, žinok. Jaučiu, kad daug ko įbuvėn, bet tokiai dabar neišsker, žinok, pagalvos ir gal vėliau papasakos. Gerai. Va, tai galim tada užduoti. Jo. Galbūt to galėsi perskaityti, nežinau, kaip girdas. Kaip suderinant asmeninį gyvenimą su darbu, nes esate labai užimti? Tai dabar aš įgarsinsiu. Kaip suderinate asmeninį gyvenimą su darbu, nes esate labai užimti? Kas klausė? Greta Girčytė, Agnė Girčytė. Tik kaip tu suderini? Praktiškai bent jau aš mokaus dar ton gyvenimą balansą kažką pagauti ir sunkiai šiandien suderinti, bet tas temps vėl vasarą padidėjo. Rudenį žiemą gal biškai ramiau būna, nes po to šventės važinėjom, bet jo, tas balansas atas tuomet, kad tiesiog išmoksėm patys susisistemizuoti savo verslą, ko gero, kur bus geri, patikimi žmonės ir tiesiog visi žinos, ko reikia daryti, nes bus sistemas, bus vis aprašyti, ko reikia daryti. Ir tuomet tiesiog jau pats gali biškai atsitraukti tą verslą ir jo, pagyventi ir pats. O tau, Kristupo, kaip sekas? Man irgi jaučiu, kad taip pat, su šeimi, tu vis taip palaiko santykį, jeigu tu pasanų, bet šiaip mes vis laik nuvažiuojam, bent pas man tėvų, nes visą paratą šventėm pas man tėvų, tai taip ir aplankau savo tėvus, o jeigu mes netvažiuojam, tai tėvą atvažiuojam pas mus, vėliaus tėvą atvažiuojam ir pasanuo čia ir atvažiuojam išventi, čia buvau kelis kartus atvažiavant, kur labas konijus, tipo, jeigu su šeima to asmenin tom gyvenim, tiesiog, sakau, mūsų tas darbs ir žiaurė toks sezoninis, žiaurė laikotarpio pažiūrėjau vasarą ir labai daug darbo, paskiau būna ramiai, paskiau toks lapkritis graudis vėl daug darbo, paskiau vėl ramiai, toks žodžiu. Mes kol neturėjom darbą, mes prisimastom visko, o kaip atein sezoną ir atein darbus, mes įmamės už galvos, bet apsidarbom.
Jo. Labai jautas iš jūsų, nu toks atrodo, vais, kad eik savo, kaip jums ir leikia tus darbus daryti, pačiu paima šį verslą. Ar tai yra iš kur tai yra atėję, kaip galvojate, nes toks jautas lengvoms ir atrodo, kad jūs greta suprantat, greta išsiaiškinat, gal kažkur mokotis, nu, bet nežinau, iš kur tai yra toks susidūrojamas, o gal įgimta? Nežinau, man tai pažiūrėjau, nėra įgimta. Daug buvo klaidų padaryta, kad išmokti tam tikrus dalykus, bet tiesiog kažkaip turi būti toks apsukrus, nežinau, toks kaip Kristupą dažnai žmonės sako, atrodo, kur dėsi, nu ten padėsi, ten visur ant pritiksi. Tai nemanau, kad tas ir bent jau pas mūsų kažkaip įgimta. Ko tu galvoji? Nu, aš ir manau, kad, nu kaip, vat, sakot apie darbus, ne, nu, tai darbams nelygus karts būna, nu, tai net nemūk pasakyti iš tikrųjų. Nu, jeigu ne taip, ką mes vien pats apsidarbom tos darbus, mes turėjom labai puikiai didelį komandą, kad mes paprašom į tas pats švents, kad važiuojam, nu, tu jau verk žiernius, tu jau važiuok žiernių paimti, tu ten, nu, tai va, tas ir susideda iš to ves. Mes tik esam tos pagrindinis, nu, realiai tos, jeigu apie šventį šnekant, tai tos galvas, vat, katros gaunam tos renginius, vat, suderinam, ir taip toliau, kur anus būna, bet viskom prižiūram, kol vis būt gerai, nu, aišku, patys ir darbuojamės ir viskom, bet turėjom beprot gerą kolektyvų, beprot geras moteriškas, nekelis vyrukus, nu, tai taip ir apsidarbom mes darbus. Jeigu mes veindo, tai mes turgelį galėtumėm prekiauti. Ar turim dar klausimų iš salės ar iš komentarų? Laurinas smaguris ar smaguris? Tas jau smaguriaun. Kada meistrai bus Vilniui, neturiu kur picų valgyti. Tai dabar čia garsins. Jo, tai dabar garsins, nes greičiausiai nesigirdėjai. Ar planuojate atidaryti meistrų picą Vilnių? Apie plėtrą šnek. Nu, manau, kad kol iki Vilniaus daesnėm, tai čia žiauriai daug miestų. Telšė, Mažeikė, oi, čia labai Ilgi kelionė. Bet mes esam pabiškai pradėjom. Lauri, grįžk į Plungį, pavaišinsiam. Aha, turim dar klausimą. Ar bendras verslas netrukdo draugystei, ar atvirkščiai sutvirtina, Jurgita Kaleckienė klausia. Ko saka? Nu, aš turiu istoriją vėl. Tai, žodžiu, mes ką pradėjom ten visą verslą, nu, mes iš tikrųjų, mes buvom draugą. Nu, tebesam, man atrodo. Nu, mes buvom, nu ką, nu, mes jau prieš verslą buvom draugą, va tėpa pasakys. Ir, žodžiu, tokia moteris mums atidarėm progą, atnešė butelį. Ir sako, Anon, atidaryk tik tada, kai susipykst. Mes, man atrodo, to buteliaus netidarėm, bet kiet atidarėm. Tai, žodžiu, aš manau, kad, nu, tikrai netrokda, nes mes kažką sugebam ir draugą būti, ir verslo partnerė, ir... Nes kartais taip nėra, kad tu apie, nu, ta prasme, tu kartais draugau tiek dažnai neparašytum, kaip verslo partnerių, nes į kokį nors reikalą. Tai taip į tavas draugystę, manau. Jo, tas buvėms verslo partnerės, tai gal kaip tik netgi sakyčiau sustiprint ton draugystę ir patikrint to pačiu. Nes jeigu tai būtų netikra draugystė, manau, nebūtų ištempus tai, kiek dabar ištempėm. Tai jau čia viskas išlyg komunikacijų. Kalbėjimas. Čia galima kaip santykė su moteriai. Ar turim dar klausimų? Never. Tai manau, tada ir esam link pabaigos ir prie 3 tokių žaismingų klausimėlių paprastų. Koks gėrims ar patiekals iš jūsų kavienės, iš Meistrų picos, iš Materijas, yra jūsų mėgstamiausias?
Nu, Kristups gal sakyti ir iš materijos, jeigu pats jau atsibodus. Aš galiu Kristupą pasakyti. Jo, galite vienas kitą pasakyti. Tad. Sūrė kepsniais. Tas yra sūrė kepsnių eksperts. Netgi čia pernamorots per darbo balių kalėdinį. Ansa padarė geriausio sūrio kepsnio toj kaip statulėlį nominaciją ir teik mūsų viena vyrėja, kaip apdovanojam už geriausiai darom sūrį. Geriausias ir kepsnės plūgė. Jo. Nu, Kristupo. O vėliaus mėgstamiaus meistrus, aš pasakysiu, mūsų abiejų jaučiu mėgstamiaus, tai paperon pizza. O jeigu gėrimą reikėtų išskirti? Alkoholį? Ne. Pasakyk informaciją, kad netoleruoji. Jo, jaunimo centras netoleruoja, Ne, žinokit. mes juokaujam. Tai mūsų jaučiu abiejų bus Monk pasiflor limonats. Jo, reklama, ne? Čia. Reklam. Čia materijų galite sakyti. Ai, į meistrus galite sakyti. Be kokio užkandžio ar gėrimo negalit pradėti savo dainos? Be vandens, aš niekuomet nepradėjau dainos gėriams būtam. O užkandis tai... Viską valgau, žinok, neįskirs kažkiek tai vieną. Įvairūs. O neger kokių vitaminų. Būna. Tai va, čia ir į kapuškandis. O tu? O mondu tai irgi jaučiu vandau, o užkandis tai nežinau. Peperonį. Na, žodžiu, bod nuo vandens stiklainis pradėti. Nu jau, kol kas. Kol kas. Jeigu reikėtų apibūdinti savo verslą 3 žodžiais, kokie tai žodžiai būtų? Labai daug iššūkių. Bet tas nebloga. Tas kaip tik labai gerai, labai daug ko išmok. Taip, įdomi. Nenubodė. Jo. Labai daug nervų. O dabar mes galėjom šiaip klientų pasakyti mėgstamiausią patiekalą galėjom. Galit. Iš meistrų pizza tai pizza ir dabar šiaip pat populiariausia merginų. Ir čia tik bėški, kodėl aš sakau, kad, an iš tikrųjų yra labai populiari ir jaučka populiariausia, noriu tokia vieną istoriją pasakyti, kad vyra labai dažna aten ir ani visi aptot merginų pizza vadina. Ani ir meniu pavadinti merginų, bet daug kas vadina mergėlių, mergų, mergočių, nu žodžiu, visų kontor pavadinim. Ir vis vyra klaus, kodėl nėra vyrams pizzas, kas čia dabar per nu žodžiu. Diskriminacija, tai kad vyram nie pizza. Tai mes greit pasileisim naują meniu, kad ram bus ir vyrų pizza. Materija, kas populiariausia, tai jaučiu, kad koks lietuviškas karbonas gal. Toks labiausiai einams, toks viduriuks. Jo. Tai va. Tai va, manau, ir esame. Yra dar 2 klausimai. O, labai gerai. Paprašysim į garsą, kad girdėtų. Tai pirmas klausimas yra, kaip motyvuojat savo komandą, nes kaip suprantu, labai sunku ją išlaikyti. Kaip motyvuojat savo komandą, nes iš žiūrovų atklausė ir sakė, kad sunku išlaikyti gali būti. Tai kaip motyvuojat savo komandą? Ir sunku, ir nesunku, sakyčiau, išlaikyti ant savo komandą. Bent jau kas liet, tarkim, materiją, tai galėsiu apie meistriškai sakyti. Kaip motyvuojam, tai kaip žmonės sunkiai dirba, jiems reikia ir atsipalaiduoti, ir kolektyviškai pašvesti. Tai darom ir toks kaip vasaras uždarims, tai porą dienų nedirbam, išvažiuojam kažkur, kažkom paveikam, pasitūsinam. Taip pat ir kalėdinį vakarėlį turėjom. O dar tų motivacijų tai įvairių būna. Teik finansinis motivacijas už geras apyvartas padarytas. Stengiasi kažkoks tai mokymus nuvežti kolektyvą, nupirkti kažkon, kad anim
tą naudą būtum. Ir jo. Ko tu sakai, kaip mes... Nu tai manau, kad taip pat. Mes irgi turėjom kalėdinius vakarėlius. Mes irgi turėjom vasaros uždarium. Dažniausiai kartu šventam. Jo, visi kartu, vis kolektyvus susibūram ir turėjom kalėdinius vakarėlius. Teminį, bet to, kur mūsų nuotrauk buvo ten uždėta, dabar tam visam, tai ten buvo iš mūsų kalėdinį vakarėlį. Jo, tai, taip ir motyvuojam. Viens kitą motyvuojam gerų žodžių, nepamirštam pasakyti, kad stengiamės nepamiršti, aš būnu visko. Bet labiausiai manau, kad geriausias bendravimas yra su savo darbuotojas, tai tas nuoširdoms. Kur ne ten į darbą, tu ne tik pasakai, o čia tom pasidaryk, o čia tom pasidaryk, o čia tom dar kažkom pasidaryk, bet tu paklausi, kaip šeimo, kaip kas, va, kokie reikalą, kaip kon, kur nors patari, kon gali, padėti, kon gali, nu, žinai, išleidė kažkur reka, ten į taip toliau, nu, žinai, mes taip stengiamės būti tokiai lanksti, vat, ir manau, kad tas daug žmonėm duoda, kad tu pasišneksonas, va, kas į negera. Nes, pavyzdžiui, moteris iškart matos, kada kažkas į negera, ateina į darbą, ir iškart matos, kad kažkas į negera. Mes jau per tiek laiko, aš tai iš vis nuo 16 metų darbu su moterim, tai jau matau, kad kažkas į negera, su vyru susipyka kažkas, žodžiu, iškart labai matau ant moterų. Bet stengiamės pakelti nuotaiką, padaryti ant tokį, kad pamiršt, kas jie, mūsų dabar dar šventi. Žodžiu. Nice. Koks antras klausimas? Artimiausi jūsų planai ir siekiamybės. Labai garsinsiu. Artimiausi jūsų planai ir siekiamybės. Ko mes planuojam? Planuojam toliau darbuotis su šventėm, važinėtis po renginius, rimtesnius renginius, didesnius, kur galėtumėm daugiau žmonių pamaitinti, aptarnauti. Ir... Bus kol kas palikiam po užsklandą. Jo. Neprisišnekėkime. Teisinga, šiaip jau. O kur norėtumėte atsidurti po 5 metų? Arba po 10? Svajonių siekis. Kol kas dabar jau čia pietus toks tik galvojam. O po 10 metų, nežinau jau, kaip Dievas bus, ar ne? Jo. Ar yra dar klausimų? Tai, manau, galėsime jau ir pabaigą. Ačiū jums labai, kad nepabijojo čia Ačiū, atėti. kad pakvietė. Ačiū jaunimų centru. Rita Raukaitė, čia mums darant važiuoju Rita. Čia Anita komunikacija tur Rita suderin, Egli plakatus įkel, o Gabi pravet. Labai smagiai pakalbėjom, labai įdomi viskam papasakojot ir labai smagu matyti, kad tokie jauni pradėjot verslą, nepaleidot, nepasidavėt, užsispyrėt ir einat toliau. Tai ačiū jums labai už tokį pokalbį šiltą, gerą, linksmą ir norėjom jums įteikti dovanėlis. Aš atėjau šiandien ir atsakau, eik vėl rink, sako, pažiūrėk ir kiekvienam žiūrėjau visus darbelius, katrus padarė jaunimo centre jaunims ir turėjau įsivaizduoti, kas arčiausia būtų jūs. Tai tas būtų Kristupau. Tais visur labai daug. O čia Vilius. Ons atrodo veino veito, bet ons niekam nežinant vis tiek palaikys, padės ir visai bus šalia. Nors mes to nežinom. Žiūrėk, dusu Dievas daržas, gal. Ačiū, Gabi, tau. Ačiū labai, kad pakvietėte iš tikrųjų. Įtikamės, kai būtų 10 metų, dėl tai klausė, kuo veiksim, kur įsivaizduoja. Ir jie pakviesti pokalbį. Mes norėjom jaunimo centrą apjungti su Meistrų pica, kad metai bendra jaunimo vaikėlį. Tai ačiū ir mūsų žiūrovam, kad buvo su mumis kartu, kad uždavė klausimų ir susitiksim kitą trečiadienį. Taip pat noriu paminėti, kad šios pokalbius remia Jaunimo reikalų agentūra. Ačiū jums. Ačiū.